Ar ateityje žmonės išnaudos gyvūnus dėl jų kailio ar maisto? Nemanau. Manau, jie pajudės link organinio maisto, vegetarizmo. Manau, kad šitaip galima išmaitinti daugiau žmonių ir tai mažiau kenksminga aplinkai. Stimulas kažką daryti bus paremtas panašiomis vertybėmis. Panašiomis vertybėmis reiškia karų užbaigimą, kovas, ginčus. Ateitie žmonėms tai bus savaime suprantami dalykai palyginus su šia kultūra. Jie jausis gerai, nes pašalins daugybę nesusipratimų kalboje, jie mokės tiksliau komunikuoti vieni su kitais. Kokios paskatos bus ateityje? Ateitie žmonių paskatos bus užbaigti ginčus, nesutarimus, žmonės gebės perteikti savo idėjas kitiems žmonėms taip, kad jie suprastų. Kokios paskatos bus, jei nebebus pinigų? Paskata bus matyti, kaip užsibaigia stresinės situacijos tarp žmonių. Tai bus paskata. Stresas baigsis. Jie išmoks komunikuoti ir jie bus patenkinti matydami, kad kiti žmonės supranta, ką tu nori jiems pasakyti, o ne interpretuoja savaip, ką tu nori jiems pasakyti. Kas turi būti padaryta, kad ištekliais grįsta ekonomika būtų įgyvendinta? Na, pirmiausia, mes turime žmonėms pristatyti, kas tai yra ir kodėl tai yra. Ir jei jie supranta, tai tada einame į detalės. Ką padarėte iki šiol dėl išteklių ekonomikos? Mes dirbame prie to ištisai ir atsakinėjame į klausimus. O kaip apie knygas ir vaizdo įrašus? Taip, mes turime knygas, filmus, skaidres, visko, ko reikia žmonėms, kad jie suprastų, kad gebėtų sudėti informaciją kartu. Tai nėra subjektas interpretacijai. Kas iš valdžios atstovų ar populiarių žmonių palaiko Venus projektą? Šito atsakyti negaliu. Aš manau, populiarų žmonės yra kultūros aukos, kaip ir visi kiti. Kas bus po ištekliais grįstos ekonomikos, viskas keičiasi ir nėra nieko statiško, kokia ateitis bus po ateities? Manau, kalba bus patobulinta žymiai ir bus santrumpos kalboje paaiškinti sistemams. Kitaip tariant, kai žmogus sako, kas yra ištekliais grįsta ekonomika, tai dalinimasis visais žemės ištekliais su visais žmonėmis esančiais žemėje. Joje nėra tokio dalyko kaip prioritetinės grupės, kurios gauna naudą. Jums jau 100 metų, mes linkim jums ilgo gyvenimo, bet kas nutiks su Venus projektu, kai jūs mirsite? Kas tęs Venus projektą? Tai priklauso nuo to, kaip gerai žmonės projektą supranta, kad galėtų jį tęsti. Pavyzdžiui, Venus projektas turi daryti kai kurios dalykus. Kartais manęs klausia, ar žmonės, kurie perims Venus projektą, galės daryti su juo, ką nori. Ne. Venus projektas turi sukviesti visas tautas dalyvauti aplinkos atstatyme. Tai turi apimti viską. Visos atskiros tautos turi tapti vieninga žmonija, kuri pritarė kartu rūpintis vandenynais, atmosfera ir miškais, atstatyti juos. Ir jei jie pritars tam, tai bus Venus projektas. Bet jeigu jie pasuks kitą kryptimį, tarkim, projektą bandys sukurti tik Kanadoje, jis neveiks. Jis turi būti tarptautinis. Jei man kas nors nutik, žmonės, kurie perims projektą, bus tie žmonės, kurie supranta Venus projekto vertybės ir kodėl Venus projektas daro tai, ką daro, kodėl jis siūlo šitokią kryptį, o ne kitokią. Kitos kryptis vėl grįž prie senų problemų, kovų, nesutarimų, ginčų.
Ką aš norėčiau matyti, tai žmonės skaitančius knygą The Best That Money Can't Buy susitikimuose, kad žmonės aiškiai suprastų kiekvieną skyrių. Tada diskutuotų iš visų pusių, tai lyg instrukcija padedanti suprasti Vynus projektą. Ir tie, kurie supras geriausiai, galės padėti tiems, kuriems trūksta žinių. By reinterpreting what they don't understand to something they do understand. Su Vynus projektu galime tai padaryti, galime užbaigti konfliktus, kovas ir verbalinius ginčus. Verbal disagreements.